Taigi mes grįžtame į studiją ir tęsime pokalbį su jauniausia Lietuvos atstove, išrinkta į Europos parlamentą, Radvilė Morkūnaitė. Jūs esate iniciatyvos nukreiptos prieš Nord Stream dujotiekio nuo Rusijos Vyborgo miesto iki Vokietijos tiesimą. Ar būdama Europos parlamente šiai temai ir planuojate skirti daugiausiai savo laiko? Tai būtų vienas iš dalykų, kuom ketinčiau užsiimti ir galbūt formuluočiau ne tiek prieš Nord Streamą, kiek už švarę ir saugią Baltijos jūrą. Nes apie šitą projektą galima kalbėti įvairiais aspektais, politiniu, ekonominiu, to pačiu energetiniu, bet vienas iš svarbiausių tai yra aplinkosauginis. Kad iš tiesų jo tiesimas neturėtų jokios žalos mūsų aplinkai ir mūsų gyvenimui. Tame projekte jau turi interesų ir Lietuvos verslininkai. Vienu turtingiausiu ar turtingiausiu Lietuvos verslininkų laikomas Bronislovas Lubys, kontroliuojantis Achemos koncerną, ir Tėvynės sąjungą palaikančią žiniasklaidos grupę, jau yra sudėrėjęs, kad Klasko kompanija dalyvaus Nord Streamo statyme. Ar apie tai jūs neturėjote diskusijų su partijos vadovybė? Sakysiu atvirai, ne. Kaip manote, ar nesulauksite užuominų, kad laikas švelninti poziciją? Tų kalbų yra visokių ir jau nuo pat pradžių, kad tai galioja ir viduje toms sklindančioms kalboms, kad štai viduje galbūt čia kažkaip nesusipykti, bet tai galioja ir kalbant į išorę, tai yra santykiams su Rusija, su kitomis valstybėmis, ar tai kažkaip nepakenks, galbūt mes čia kažkaip neišsišokim, bet aš manau, kad visuomenė, šiuo atveju, kadangi esu visuomeninės iniciatyvos koordinatorė, aš manau, kad turi teisę pasakyti savo nuomonę. Žinoma. Jūs tikite, kad visuomeninės organizacijos palaikomos kai kurių Europos parlamento narių apskritai gali sustabdyti šį projektą? Aš manau, kad taip. Aš manau, kad bent jau jeigu nepavyktų sustabdyti, tai galų gale, kaip jau ir sakiau, kad tai, kad buvo pilietinės visuomenės balsas išgirstas Europos parlamente ir tai, kad buvo svarstyta ta nuomonė, tai yra jau daug. Kita vertus, apie šitą projektą ir iniciatyvą galima kalbėti, čia yra daug skeptikų, sako, jūs vis tiek nieko nebepakeisit. Bet kita vertus, kiek iš mūsų visuomenės, kuri dalis tikrai žino apie visas galimas pasiekmes. Tai vienas iš tų tikslų ir buvo informuoti. Nes tiek žiniasklaidoje, tiek viešoje erdvėje ganėtinai skurdi ta informacija arba pateikiama vienpusiškai. Nebus galbūt jokio neigiamo poveikio arba jeigu bus minimalus, ką reiškia tas minimalus, žodžiu. Vienas iš tų tikslų ir buvo sujudinti visuomenę, kad priversti domėtis. Jūs tikite apskritai, tokio projekto stabdymo sėkme, juk Europos parlamentas taip pat priėmė rezoliuciją raginančią parengti nepriklausomą aplinkosauginį tyrimą, bet Europos komisija tam nepritarė, motyvuodama, kad trūksta lėšų, ar ne? Vat ir akivaizdė Europos parlamento turbūt gale. Bet kokiu atveju Europos parlamentas išreiškė savo tvirtą poziciją, ten ta rezoliucija buvo priimta didžiulių, milžiniškų skirtumų ir rezoliucija parengta tos mūsų peticijos, su kuria kreipiamės į Europos parlamentą pagrindu, bet aš galvočiau, kad kadangi Nord Streamo projektas yra įtrauktas į tų strateginių energetikos projektų grupę, tai jam yra taikomi tam tikri kriterijai. Du iš jų yra, kad neizoliuotų atskirų regionų energetiškai, kitas dalykas, kad tai būtų draugiškas aplinkai projektas. Tai, aš nežinau, ar iš tikrųjų ta analizė, kuri pateikta yra šiandieną, ar jinai iš tikrųjų įrodo, kad jis bus nekenksmingas aplinkai. Ir jeigu Europos Sąjunga nustato konkrečius reikalavimus ir kriterijus, tai kažkaip turi būti laikomasi. Tai mes stengsime tada ieškoti bendražygių ir bendraminčių, kad įtikinti. Pakalbėkime apie jūsų būsimą darbovietę. Milijardai eurų parlamento išlaikymui ir deputatų kelionėms, posėdžiai Briuselyje ir Strasbūre, išlaidos, kurių galėtų ir nebūti. Tai vieta, kuri bent jau daugelio Europos piliečių nuomonė asocijuojasi su tam tikra sala, kurios nepaliečia jokios finansinės krizės, išlaidų mažinimai ir taip toliau. Jūs nebijote, kad jauną žmogų tokia vieta apskritai gali sugadinti? Nebijau. Kažkaip pat ir šiandieną gaudama daug tokių ir sveikinimų, ir padrasinimų, ir kartu palinkėjimų neišpuikti. Tai aš manau, kad tikrai tikiu, kad taip neatsitiks, todėl kad turiu tikrai savo tvirtas nuostatas ir kaip jau
minėjau anksčiau, kad aš tikiu, kad ta politika gali būti kitokia. Na, jūsų šeima, kaip supratau, nėra pasiturinti žmonės. Ir štai 25 000 litų alga, turbūt 10 kartų didesnė nei dabar, padėjėjai, patarėjai, biuras Vilniuje ar kažkur kitur Lietuvoje. Kaip jums apskritai tai skamba? Skamba išdidžiai, sakyčiau. Iš tikrųjų, prisipažinsiu, kad negalvojau eidama į šitą, kandidatuodama, kad štai bus ar vienokia ar kitokia alga, kad kiek čia tų padėjėjų, ten žmonės susitikimuose klausia, tai kiek jų bus, tai gal jau čia reikia kokių kadrų. Tai iš tikrųjų taip negalvojau, nes buvau savo nusistačius, kad einu tiesiog tikėdama idėją, o kaip jau bus, taip bus. Tai dabar bus proga pagalvoti. O jūs pati tikėjote, kad laimėsite šios rinkimus? Sunkiai. Buvo vien dėl to, kad buvo gera startinė pozicija ir tikrai jutau bendrapartiečių palaikymą ir viskas tas atsispindėjo dabartinėse rezultatuose. Kaip jaučiatės? Gerai, keistai iš tikrųjų. Keistai, bet manau, viskas bus gerai. Jau su tą mintim apsipratote, kad esate Europos parlamento narė, išrinktoji Europos parlamento? Kad šiandien dar iki pat šios minutės dar nėra rezultatų iš visų. Žinoma, jie nėra oficialūs kol kas, žinoma. Bet aš dar taip pati gana rezervuotai vertinu, bet jau sprendžiant iš to atotrukio, kuris yra tarp manęs ir 5 vietos, tai jau matyt, kad jau taip. Kągi, ačiū Jums, kad atvykote pas mus į studiją, buvo malonu pasikalbėti. Kita laida Lietuva tiesiogiai rytoj 21:50 per Lietuvos ryto televiziją. Iki.